Dabar Karolina yra oro uoste. Šiandien yra penktadienis ir šiandien Karolina skrenda į Vilnių. Karolina dabar yra oro uoste, ne? Oro uostas. Daug lėktuvų. Ne? Daug lėktuvų. Pilna lėktuvų. Didelių lėktuvų. Mažų lėktuvų. Ne? Labai mažų lėktuvų. Labai mažas lėktuvas. Ne? Čia yra oro uosto terminalas. Ne? Oro uosto terminalas. Ir čia yra laiptai į lėktuvus. Ne? Laiptai. Čia yra Krokuvos oro uostas. Ne? Oro uostas. Krokuvos oro uostas Lenkijoje. Ir dabar yra 7 valanda ryto. 7 valanda ryto. Ir čia yra Karolinos lėktuvas. Lėktuvas, kuris skris į Lietuvą. Šitas lėktuvas skris į Lietuvą 8 valandą. 8 ryto Karolina šituo lėktuvu skris į Vilnių. Iš Krokuvos į Vilnių. Lėktuvas pakils. Lėktuvas išskris. Ne? Jos lėktuvas pakils, išskris 8 iš Krokuvos, išskris 8 ir nusileis, ne? Nusileis Vilniuje. Čia yra Vilnius, ne? Gedimino kalnas. Vilnius. Nusileis į Vilnių. Ji atskris į Vilnių 9 ryto. Ne? Išskris 8, atskris 9. Karolina skris, jis skris 1 valandą. Skrydis trumpas, neilgas, ne? 11 valandų būtų ilgas skrydis, bet šitas skrydis iš Krokuvos į Vilnių yra trumpas. Skrydis yra trumpas. Bet Karolina dabar yra 7, ne? Dabar yra 7 ir Karolina yra oro uoste, ne? Čia yra daug kėdžių, daug žmonių, yra dideli langai, oro uoste, ar ne? Dideli langai, ne? Ir daug kėdžių, oro uoste, pilna kėdžių, ne? Ir daug žmonių vaikšto, geria kavą, ne? Tiesiog vaikšto, laukia lėktuvo, čia yra lenta su skrydžio informacija, ar ne? Skrydžio informacija, čia yra vartai, žmonės laukia, ne, eilėje, yra eilė, laukia, kada galės eiti į lėktuvą, kuris ten matosi, ne, lėktuvas už lango. Čia yra oro uostas, yra didžiuliai langai, daug žmonių, informacijos ekranas, vartai ir žmonės, kurie laukia lipti į lėktuvą. Ir dabar yra 7 valanda, Karolinos lėktuvas 8, Karolina sėdi oro uoste. Ir tiesiog žiūri į savo telefoną. Ir geria kavą. Ji nusipirko kavos. Ir geria kavą. Ir jinai žiūri į telefoną, ji žiūri video. Karolina nori išmokti lietuviškai.
Karolina nemoka lietuviškai. Ji kalba lenkiškai ir ji kalba angliškai, bet Karolina nekalba lietuviškai. Todėl jinai nueina į YouTube, savo telefone, atsidaro YouTube, ane? Atsidaro YouTube ir randa video. Ne? Čia yra daug video visokių. Ir jinai atsidaro video, kur žmogus, tame video yra žmogus, kuris moko lietuvių kalbos. Tas video vadinas frazės išgyvenimui. Ne? Frazės išgyvenimui. Survival Lithuanian. Ar ne? Frazės, sakiniai išgyvenimui Lietuvoje. Kaip išgyventi Lietuvoje, ar ne? Ir šitame video, jinai žiūri video, ane, yra situacijos. Kaip nusipirkti kavos, ar ne? Restorane, maždaug, ne, restorane. Labą dieną, man vieną kavos, prašau. Arba, labą dieną, man vieną arbatos. Arba, aš mokėsiu grinais. Arba, aš mokėsiu kortele. Ne? Aš mokėsiu kortele. Aš mokėsiu grinais. Man vieną arbatos. Arba, kur yra autobusų stotis. Kur yra autobusų stotis? Ane? Kur yra autobusų stotis? Ne? Kur yra autobusai? Autobusai. Ne. Šitame video, jinai žiūri video ir ten yra daug frazių. Ne? Man vieną kavos, prašau. Man vieną arbatos, prašau. Kur yra autobusų stotis? Aš mokėsiu kortele ir aš mokėsiu grinais. Ir Karolina, na, išmoksta tuos sakinius, ne? Jinai galvoja, taip, reikia išmokti šitos sakinius. Ir jinai tada įsimena šitos sakinius, ne? Jinai daug kartų kartoja. Man vieną kavos, prašau, man vieną arbatos, prašau, aš mokėsiu grinais, aš mokėsiu kortele. Man vieną kavos, prašau, man vieną arbatos, prašau, aš mokėsiu kortele, aš mokėsiu grinais. Jinai kartoja. Ir Karolina išskrenda į Lietuvą. Jos lėktuvas pakyla, ne? Pakyla ir jinai išskrenda į Lietuvą.